Sveiki draugai, šiandien kalbėsime apie visus žaidimus, kurie gali būti WWE Supercard antrame sezone. Tai pirmasis iš jų yra Exhibition. Čia jūsų žaidėjai geriausi būna dažniausiai. Tada paspaudžiate ant šito žmogaus. Iškam bet kurio galite. Aš tiesiog nežiūrės, bet kur paspaudžiu. Ir tada žaidžia, tam va, pavyzdžiui, rašo solo, tai va geriausia paimu. Taip. Tada paimu antrą pagal gerumą. Ir tada paimu trečią pagal gerumą. Tada aš traukiu kortas. Taip, na, čia pirmas žaidimas. Antrasis yra King of the Ring. Aš dar jo nepradėjau žaisti dėl to, kad greit gausiu 2 WrestleMania's kortas ir galėsiu suparuoti ir tada galėsiu žaisti. Tai va. Tada čia yra Money in the Bank. Čia galima rinkti kontraktus ir gauti, ir už tos kontraktus pirkti žaidėjų, bet tai prasidės, atsidarys nauji žaidėjai atsiras, tai dabar nelabai apsimoka ir pirkti už kontraktus kažką. Taigi, čia, pavyzdžiui, pasirinkat šitą, sakykim, ir paspaudžiat ant šito. Jeigu yra, pavyzdžiui, tiesiog lapelis toks, tai reiškia, kad gausit vieną kontraktą. Jeigu yra bronzinis šitas kontraktas, toks lagaminėlis, gausit 2. Jeigu yra toks sidabrinis, tai tada gausit 3. Bet jeigu bus toks geltonas, kuris būna mano lygio nedažnai, tai gausit 4 kontraktus. Iš viso galima surinkti, mano lygiai galima surinkti 30, čia daugiausiai. Mažiausiai galima surinkti gan daug, gan mažai. Čia, aišku, čia galima 2 kartus žaisti. Jeigu, pavyzdžiui, pralaimėt ir vienas lieka atsargoj, čia visą laiką toks dalykas yra. O, va, taip atrodo auksinis lagaminėlis. Ir iš jo gausit 4 kontraktus. Jei laimėsit, savaime suprantama. Aš laimėjau. Na va, 4 kontraktai. Iš viso gavau 28 kontraktus dėl to, kad jeigu jūs laimėt visus 5 mačus, jūs gaunat dar kartą 2 kontraktus, tos, kurios gaunat ir gaunat va, tos kontraktus. Čia va galima susidėti savo kovotojus. Tada čia galima pirkti, čia Randis Ortonas, Brokas Lesnaras, Kevinas Owensas, Zekas Ryderis, Jonas Cena, Naomi, Sethas Rollinsas ir Nikki Bella. Tada čia jau baigęs šitas eventas, aš jums rodys antroje savo dalyje. Čia gavau Šarlotę. Čia mano kovotojai, tai va. Taip, ir yra dabar dar vienas vykstantis, tai yra komandos eventas. Mano komanda turėtų gauti Rusevo WrestleMania's ir aš rytoj per dienas gausiu šitas Later irgi WrestleMania's. Mano komanda yra 53 stikliukus, dabar parodysim, kad reikia žaisti. Na štai čia jis išmes jūsų komandos kortos. Ne visas, bet vienas iš geriausių. Na, visai neprastas išmeta. Dedu Reinsą. Įdomu, ar laimės ar pralaimės. Ne, laimėjo, keista. Geras, man patiko. Gerai, tada dedu Stone Coldą. Tada jūs irgi dedat Stone Coldą. Ir aš laimėjau, turbūt.
jo, laimėjau, nes juk būna aplink čia, aplink kortą apvariuotas žydras toksai, tai reiškia, kad čia jūs laimėjot šitą geimą. Taip, ir dabar jūs laimėjau. Beveik sausų laimėjau. Jis tik vieną kartą laimėjo. Tai va. Nu, čia, aišku, duoda daugiau kartų traukt, negu, pavyzdžiui, kitose žaidimuose, aišku, daugiausiai duoda traukti, tai tose Road to Glory, kur aš jums rodžiau, kur aš gavau Charlotte antroje dalyje. Tai va. Tai tiek, dar galiu pasakyti, kad per dienas galima pažiūrėti čia. O štai čia, ką jūs gausite. Tai aš sakau, rytoj gausiu hitas leaterių. Na, čia komanda, čia tada jums gali parašyti, tada čia jau kalbėjau. Čia draugai, čia chat, galima chatintis. Nu ką, kaip viskas. Jeigu galite, palaikinkite šitą video, prenumeruokite ir į komentarus parašykite, kokio norite kitą video. Ačiū, iki kito susitikimo.